O krūmų kiek čia buvo? Vieni krūmai. Ir tai kaip ryžais? Nu, nebuvo kaip, nežinau, žinokit, kaip atgaivinti tą prieš 20 metų tą tokią mintį, kad, nu, reikia kažkur tai vis tiek pavėsinės. Tas žalis namelis stovėjo ten vietoj tų konteinerių, atsiveždavom tas pavėsinės, nu, žinokit, nu kas, nu, žinot, vavors bloksai, tai viskas puč tau. Ir čia kažkaip vat, pradėjom tvarkyti, nu, pradėjom tą teritoriją tvarkyti, sumastėm, to prūdo visiškai nesimatė, visiškai, traktorius įvažiuodavo, nesimatė, viskas krūmais buvo apaugę. Žinot, iškasė daugiausiai ten aną pusę dar šitai kasdavo, o čia jau, žinot, kaip į karjerį, viskas apžel, juk nieks čia nešienau. Natūraliai viskas. Jo, ir pradėjom valyti ir va, visai gražiai, labai daug grunto čia privežta sukelta ir nes čia šlapia buvo. Ir va taip, va, ir žiūrim, kad visai išėję neblogs ramybės, nu, toks slėnis mums, va, čia visiems, paskui, aišku, sugalvojom ir pavėsinę pastatyti. Kas sugalvojo trasą čia? Vyrs mano čia važiuoja, kai graba lentos mūsų važiuos. Nu,